Servise lankosi Honda Civic automobilis su D16 Z6 varikliu. Šis variklis yra vienas galbūt iš retesnių, bet populiaresnių ir trokštamų Civicų vairuotojų, kadangi jo remontas yra gan paprastas, o jisai turi vatekinį variklį su 92 berods kW. Šiandien taisysime Honda Civico paskirstytoją. Kaip matome, visas paskirstytojas randasi variklio kairėje ir kišasi į variklio galvą iš šono. Dažniausiai pastaikanti problema su Honda Civic paskirstytojais yra ta, kad jie numiršta ir automobilis nesikuria. Kadangi paskirstytojo viduje yra tiek komutatorius, tiek babina, dėl nekokybiškų laidų bei senai keičiamų žvakių, vienas iš šių elementų numiršta ir automobilio neišeina užkurti. Šiame video taip pat matome, kad yra susikaupę nemažai tepalo, kuris akivaizdžiai bėga per paskirstytoją ant greičių dėžės. Būtent šią problemą šiandien ir bandysime spręsti.